Tai pratybos tikrai nėra tik švietimo įstaigose, bendrai visos biudžetinės ir ne tik biudžetinės įstaigos vykdys pratybas, vienos šią savaitę, kitos ateinančią savaitę. Tiesiog dar norim tuo pačiu pasižiūrėti ir priedangų būklę. Ne visos įstaigos priedangas turi, tai nebūtinai turi evakuotis į priedangas. Jeigu priedangos nėra, reikia atrasti saugias vietas įstaigose. Tai yra sudarytos inžinierių komandos, kurios atvažiuos su civilinės saugos specialistais ir įvertins įstaigų erdves, kur būtų galima pasislėpti oro pavojaus atveju. Tai ne tik tai, kaip minėjau, priedangos, bet ir saugios vietos. Tai tikrai žiūrim plačiai, ne tik švietimo įstaigas. Aišku, švietimo įstaigų dėmesys yra didesnis, kadangi ten ir žmonių daugiau yra ir jie priklauso jautresnei žmonių grupė, tai yra vaikai, jie ekstremalių situacijų atveju visai kitaip elgiasi. Tai tikrai tą dėmesį rodom žymiai didesnį. Šiuo atveju evakuacinės pratybos švietimo įstaigose vykdavo ir seniau, tik jos būdavo vykdomos ne į priedangas, o evakuojamas į lauką. Tai tikrai didžioji dalis įstaigų ir šiais metais buvo jau pratybas pasidarę, tai tikrai jos vyksta, bet tokių pratybų, kad evakuotis į priedangas dar nebuvo, tai tikrai dar tinkamas metas jas yra pasidaryta. Šią savaitę tikrai didžioji dalis įstaigų tas pratybas padarys, pasižiūrės, kaip reiktų elgtis vienokiu ar kitokiu atveju. Šiuo atveju tai daugiau į oro pavojų yra žiūrima ir būtent kuo greičiau saugiai evakuotis į saugias vietas arba į priedangas. Tai pagrindinis tikslas toks ir būtų. Tai matote, kai įvyksta pratybos, atsiranda, pasimato, kur yra klaidos, kur būtų galima pasitaisyti ir jeigu nedaug dievė atsitiktų realus pavojus, kad būtų galima kuo greičiau ir saugiai evakuotis, tai tas pratybų pagrindinis tikslas yra įgauti įgūdžius ir juos pritaikyti, jeigu reikės ateityje. Tai tikrai visą tą informaciją susirinksim, kadangi į pratybas vyks ir mūsų specialistai, kurie iš šono pasižiūrės, kokios bėdos yra, kas liečia Rasos darželių skyriaus evakuaciją, tai priedangose yra maži langai, reikėtų pasirūpinti jais. Tai pats primityviausias būdas tai yra tą, ką daro Ukrainoje, tai uždengia smėlio maišais, yra pažangesnių technologijų, tai yra specialios plėvelės, dalį jau įstaigų tom specialiom plėvelėm esame aprūpinę, tai pasižiūrėsim ir likusias įstaigas, kad tos priedangos būtų kuo labiau saugesnės. Tai čia taip atsakyti į šį klausimą tiesiogiai neina, kadangi yra priedangos kitos ir mažesnės, tarkime, Totoraičio progimnazijos, Tankievičiaus progimnazijos yra gan mažos ir tikrai netalpins visų ten esančių vaikų, mokytojų ir personalų mokyklos. Tai dalis pratybų metu ir pasižiūrėti reikia, kuri dalis eina į priedangas, kuri dalis slėpėsi saugiausiose vietose. Tai čia ir gyventojams yra pastebėjimas, jeigu būtų oro pavojus ir atvykus į priedangą, ji gali būti ne tai, kad užrakinta, bet jie gali nepriimti dėl to, kad jie bus užpildyta vaikais. Tai prašymas būtų gyventojams, jeigu jie gyvena daugiabučiuose, tai slėptis daugiabučių rūsiuose, tai yra lygiai tokios pačios priedangos kaip ir įstaigose, dar gal net ir geresnės. Tai tikrai aiškus yra algoritmai, jau ir dabar tėveliai yra informuoti, kaip būtų jie informuojami, suteikiama visos žinios, kaip reiktų elgtis vienokiu ar kitokiu atveju. Tai tikrai vykti oro pavojaus metu pasimti vaikų įstaigą nereiktų. Tai tikrai įstaigos tuo pasirūpins ir maksimaliai saugiai vaikus nuves ar į priedangas, ir į saugias vietas. Tai tikrai reiktų išlaukti oro pavojų ir elgtis taip, kaip informuoja mokykla. O kiekviena mokykla, švietimo įstaiga ar kita organizacija tikrai yra numačius algoritmus, kaip informuos tėvus ar kitus bendruomenės narius. Pagrindinis tikslas tai gal buvo labiau ne vaikų mokinimas, o personalo, mūsų mokytojų padėjėjų, kitų specialistų, kad esant oro pavojaus atveju kaip reikia elgtis, kokie veiksmai turi būti, koks jų eiliškumas, kad nebūtų jokios panikos, kuri vėliau gali persiduoti vaikams. O vaikai supažindinama iš vienos pusės su aplinka, į kurią jie gali bent jau kažkuriam laikui patekti. Ir toksai kaip žaidimas vaikam gausi labiau. Lietuvoje įvykus tiem pirmiem atvejam dėl oro pavojos realybėj pamatėm, kad visokių situacijų yra. Tai pratybos ir yra. Mes irgi informavom tėvus, kaip sakant, ir jūs gavote žinutę, kad bus vykdomos pratybos. Tai tėvai turėtų suprasti, kad pratybos yra tam, kad esant ekstremaliai situacijai visi padarytų taip kaip priklauso ir kiek galima didesnis saugumas vaikams būtų. Šiaip, žinot, sunku pasakyti, kaip darai ir nematai, kaip kiti daro, atrodo, kad gal viskas visai neblogai ir pavyko, kaip sakant, ir ruošėmės tam.
Ir manau, kad ir mokytojos labai neblogai atliko savo funkcijas. Vaikai be jokio streso, be nieko ir viskas atrodytų puikiai. Aišku, specialistai buvo kažkokių pastebėjimų, gal bus rekomendacijų dėl patalpų tobulinimo ar dar, bet šiaip atrodytų viskas kaip ir pavyko. Kadangi jau tėvai buvo gavę iš mūsų informaciją apie tai, kaip viskas vyktų, jeigu vyktų realus pavojus. Tai kai jie gavo žinutę, kad vyks pratybos, tai aš manau, jie dar labiau gal nusiramino, kad tai yra einama teisingu keliu.